Sveiki bičiuliai, savaitgalis, aš ir vėl prie vandens. Esu naujoje vietoje, prie kanalo šį kartą, bet visgi mieste. Kanalas eina aplink centrą. Ir ką, bandom suvilioti, žinoma, karpienzą. Yra sekmadienis, oras puikus. Visą savaitgalį lepino tikrai pasakiški orai, šiluma ir stiprus pietvakarių gan vėjas. Na, manau, tobulos sąlygos žvejybai. Ką, trumpai papasakosiu tai, kaip atrodė šeštadienis, vakar diena. Taigi, diena plus 24, tikrai saulėta, šilta. Pirmą dienos dalį nusprendžiau išbandyti vieną kanalą, kurią vietą irgi nusižiūrėjęs kurį laiką. Porą kartų ten buvau pajaukinti, kaip ir čia, kur dabar esu. Bet ten kibimų nesulaukiau. Taipogi pradėjo plaukioti laiveliai, norėjo šiek tiek ramumos. Tad antros dienos pusėj nutariau grįžti prie didelio namo mieste. Vieta, kuri jau padovanojo ne vieną žuvį, bet nusprendžiau, kad reiktų išbandyti ir kitą jo pusę, kur minimaliai giliau. Taip pat yra dideli plotai lelijų. Deja, visiškai ten, kur norėjau atsisėsti, nepavyko, nes buvo užimta, bet radus kamputį laisvesnį, prasiplaukiau su laiveliu, užsimečiau tikslingai ir su paskutiniam minutėm, bet temstant, renkantis daiktus, sulaukiau 10,5 kg žvynių. Kągi, paskutinės minutės, bet prieš ruošiantis pakuoti visgi išgelbėjo dieną šis 10,5 kilogramų gražus linija plikščius. Pasirinko didelį masalą, 20 su 15 tutti frutti. Taigi teliko nusifotografuoti, paleisti atgal ir važiuoti namo. Šiandien čia atvykau irgi jau kiek po 7, vieta iš tikrųjų arti namų, bet geriausiai tinkanti žvejoti sekmadienį, nes aplink visur mokamas parkingas, tik ne šventą dieną. Tad sekmadienį būtent ir nutariau paskirti šiai vietai. Buvo minčių, kad jeigu nieko nebus, galbūt vakare vėlgi grįšiu prie namo, bet įvirtęs medis vandenyje visgi yra tikrai patikima slėptuvė gražiam karpiam. Ir vieną pirmąjį savo kanalo visgi neseniai pavyko pagauti.
Kągi, puikiai pasirinkus tašką prie medžio. Opa, 16 kilogramų storulis. Opa. Iš kanalo. Koks pilvūzas. Ir vis dar nepavargęs. Kągi, po kibimo meškerį pertempiau ir tą kitą šalia esančią meškerę, kuri irgi užmesta prie medžio, pakeičiau ten kombinaciją, tikiuosi ten jis gyveno ne vienas ir galbūt čia pavyks surasti savo 20 kg karpį, kad jų kažkur čia yra, tai tikrai. Žiūrėsim, ką atneš ši diena, galbūt liksiu čia iki vakaro. Matysim, kaip eisis į toliau. Kągi, prie progos, manau, trumpas dienos atnaujinimas, kas vyksta, tai kaip matėt, kibimų yra, ne visi jie karpiniai, buvo karšys, dabar yra tikrai gražus lynas, dėl laivelių, kad čia neplaukioja, irgi klydau, pasirodo praplaukė, bet nedaug, nėra pagrindinė jų trasa. Ir ką? Išvažiavo tikrai labai gražiai. Buvo paėmę šiek tiek kliuvinių, bet pavyko visgi su juo susitart. Oi, labai piktas, tikrai stipri žuvis. O, koks galėtų būti netoli 3 kg netgi.
gal 3 ne, bet virš 2 garantuotai, bet nenoriu jo svert. Pasirodyk. Greitis rodam. Štai. Toks dručkis. Lietuvos nacionalinė žuvis, kimbanti puikiai ir čia. Paėmė mažą snaumeną, česnakinė viršūnė. Leidžiam atgal. Užkibo dar vienas lynas. Šiandien jų tikrai netruko. Tai jau 3. Visi gražus, tikrai visi kovingi, tikrai žuvis. Kad ir šis vis dar neketina pasiduoti lengvai. Graibšto dėl lyno tikrai jau nešlapinsiu. Pabandykim gražiai atsikabinti. Štai, dar vienas tikrai virš 2 bus. Kągi, kaip matot, dangus jau dažosi raudonai. Saulė leidžias, po truputį temsta, tai reiškia, kad dar viena žuklė atėjo į pabaigą, savaitgalis irgi dėja, rytoj pirmadienis, bet diena visgi praėjo labai gerai, nors pabaigoje užpuolė linai, bet tikrai visai gražus, tokiu su plūdele ir lengvų fideriu tikrai būtų smagu pakovot. Meškerės žinoma dar užmestas, bet po truputėlį pradėsiu rinktis daiktus. Gerai, kad mašina šį kartą yra visai netoliese, tai bent jau daiktų nereiks nešti toli. Ir ką? 16 kg, asmeninis olandiškas, asmeninis laukinis. Pradžia tikrai gera. Taigi, jeigu jau pažiūrėk šitos vietos, sudėk pirštą, užsiprenumeruok kanalą, pasidalink su draugais ir susitiksim vėlgi jau kitą kartą. Ate?